Labą dieną, aš esu Marius Daugelavičius, psichologijos mokslų daktaras, asmenybės ugdymo ir coachingo treneris. Ir šiandien mes turime seminarą, kaip tapti lyderiu. Lyderystė labai aktuali tema šiuolaikinėse įmonėse. Nes daug specialistų, gerų žmonių, jie patampa vadovais. Ir bėda tame, kad jie jaučiasi specialistais, o ne lyderiais. Tai yra, jie neasocijuoja save su tuo, kad jie gali vesti į priekį žmonės ir kad paskui juos gali eiti žmonės. Atitinkamai žmogus susiduria su mąstymo šablonais, su įpročiais, kurie jam neleidžia patapti tokiu vadovu, koks jisai galėtų būti. Ir šiandien mes pakalbėsim apie tai, kokie yra pagrindiniai momentai lyderystėje, kaip patapti lyderiu, kokias klaidas dažniausiai kartoja lyderiai ir kaip jų išvengti. Todėl šis seminaras yra aktualus įmonių vadovams, skyrių vadovams, verslo savininkams, tiems, kurie ruošiasi atidaryti savo verslą. Tai yra tiem žmonėm, kurie ruošiasi vesti paskui save žmonės arba kurie jau veda. Ir šis seminaras padėsim tą daryti daug geriau ir efektyviau. Gyvenimas rodo, kad sistema veikia, kad iš tikrųjų viską galima pakeisti, kad nei vienas žmogus jis nėra pasmerktas. Kiekvienas gali būti lyderiu, jeigu jis dės tam pakankamai jėgų ir pastangų. Tai reikia padaryti keletą žingsnių, išsiaiškint, koks aš esu, ką man reikia ugdyti ir atitinkamai tą pradėti daryti. Keletas mėnesių ir aplinkiniai žmonės pradeda pastebėti pasikeitimus. Aš tikiu, kad jūs visą tai galite padaryti.